Labai dažnas klausimas yra, kas yra mano mūza. Mūza? Tik. Mūza? Tik, geras šuo. Geras šuo. Susidūriau su stereotipais apie lietuvių filologiją dar prieš stojant. Draugai pradėjo sakyti, tik mokytojų būsi. Aišku, būna taip, kad po 12 klasių žmogus būna pasimetęs, ką toliau į gyvenime, kur stot, gal noriu stot čia, bet gal nepatiks, gal ten irgi nepatiks. Būdavo taip, kad eini mokyklos koridoriumi ir tie mokyklos ketuoliai kabutėse ten bado pirštai. Žiūrėkit čia tas su savo mergaitišku pomėgius, tai savo eilėraščiais. Ta aplinka gal mane kaip tik į kitą pusę būtų pasukusi, bet aš tiesiog to savo kelio jau turėjau ir draugų, kurie mane palaikė. Patarimų mano skaitytojai visada klausia. Būna ir tokių klausimų, kad kokį universitetą reikia baigti, kad galėčiau būti rašytoju. Labai smagu iš tikrųjų, kad vis daugiau atsiranda vaikų, kuriems rašytojas yra lygiai toks pat kietas, kaip ir kažkoks mylimas youtuberis, mylimas aktorius. Jeigu dabar ateitų Tomas Dirgėla, 11 arba 12, tai aš jam patarčiau nieko nekeist, eiti to savo keliu ir galbūt pasakyčiau jam: Tomai, kodėl tu metei būgnų pamokas, juk tau taip gerai sekėsi?